Sveiki, aš Ieva iš 10V. Aš Vigilė iš 9V. Aš Mėnardas iš 9V. Aš Adas iš 9V. Aš Kamilė iš 10V ir mes esam iš Kauno Veršvų gimnazijos. Taigi mūsų mokykla dalyvauja tarptautinėme projekte ir šio projekto tikslas yra ugdyti verslumo kompetencijas, remiantis darnaus vystymosi tikslais. Šalis, kurios dalyvauja, yra Lietuva, Portugalija, Latvija, Kroatija, Graikija bei Italija, o pagrindinis koordinatorius yra Portugalija. Mūsų pirmas mobilumas vyko Portugalijoje nedidelėme Agda miestelėje. Ir prieš atvykstant mes visi, tai mes ir visos kitų šalių grupės turėjo atlikti namų darbus, tai yra SSGG analizės, kuriuose turėjome pasidomėti mūsų šalies mažiau galimybių turinčių žmonių problemomis ir turėjome sugalvoti kažkokias idėjas, kurios mums padės išspręsti tas problemas. Tai SSGG, tai stiprybės, silpnybės, galimybės ir grasinimai. Į šį mobilumą vykome susipažinti su galimybių suvaržymais susiduriančiais neįgaliais žmonėmis ir jų problemomis. Išmokti ne tik kurti idėją, bet ir ją giliai išanalizuoti bei ją realizuoti, kuriant prototipus ir pristatant savo idėją likusiai Erasmus projekto grupiai. Susipažinti su skirtingomis žmonių kultūromis, jų tradicijomis, jų problemomis, su kuriomis jie susiduria. Tai mes išklausėme neįgalumus turinčių žmonių istorijas apie sunkumus, su kuriais jie susiduria. Kartu aptarėme dalykus, technologijas, kurie padėtų jiems jaustis integruotams su kitiems žmonėms. Taip pat turėjome galimybę išklausyti vaikiną, kuris nepaisant savo neįgalumo, kūrė dainas ir turėjo nuostabų balsą bei muzikos girdėjimą. Pasiskirstę į skirtingų šalių grupės, kūrėme technologijas, kurios padėtų neįgaliesiems. Taip pat aplankėme universitetus bei lankėmės įvairiose paskaitose, kurios buvo kalbama apie šių technologijų kūrimą ir kaip patys universitetai galėtų prisidėti. Visi dalyvavome 4 Erasmus mobilumuose, 2 dalyvavome užsienyje. Pirmąją dieną atvykome prie mokyklos Agdoje ir mus pasitiko mūsų portugalų šeimos. Kadangi po ilgos kelionės mes tikrai buvome labai nuvargę, todėl mes susitikome su šeimomis, mus labai šiltai priėmė ir visi įsiskirstėme, važiavome namo ir tą dieną ilsėjomės. O ryte susitikome mokykloje ir turėjome kiekviena šalis pristatyti savo namų darbus, kas buvo SSGG analizės. Ir turėjome pasidalinti savo pristatymais su kitais dalyviais, su tomis pagrindinėmis problemomis, kurios yra mūsų šalyje. Ir tada turėjome sukurti savo verslo modelius grupėmis, išskirstyti su kitais dalyviais ir rėmėmės šiomis problemomis, kurias atradome savo SSGG analizėse ir bandėme jas išspręsti. Taip pat, kadangi mūsų mokykla fokusuojasi į verslumo mokymus, tai mums tikrai buvo lengviau atlikti šį darbą ir galėjome padėti kitiems mokiniams. Tačiau tai buvo pirmas kartas, kai mes dirbome tarptautinėje komandoje anglų kalba su kitais dėstytojais bei kitais mobilumo dalyviais. Tai mes keliavome į Aveiro universitetą ir tame Aveiro universitete yra programa, kuri specialiai pritaikyta mažiau galimybių turintiems žmonėms. Ir ši programa skiriasi nuo įprastos programos tuom, kad su šia programa žmonės su negale gali įstoti, studijuoti ir baigti šį universitetą. Ir taip pat turėjome galimybę išbandyti savo jėgas būriuojant ir baigiant būres, mūsų žmonės mums padarė siurprizą ir atnešė didelį tortą ir atšventėm gimtadienį. Ir tada, kadangi šitos būrios ir šita veikla vyko su žmonėm, kurie turi negalę, jie mums papasakojo, kokių yra sunkumų skirtingose sporto šakose. Vykome į mokyklą ir toliau dirbame ties savo sugalvotomis idėjomis, sukurto modelio pristatymais grupėse, kuriuos pradėjome pirmoje dienoje.
Keliavome į Oporto vyno kamščių muziejų, po ekskursijos ten turėjome laisvo laiko pasidomėti šiuo miestu patys, bet taip pat dalyvavome įvairiose ekskursijose po miestą, taip buvome šiek tiek supažindinti su Portugalijos žmonių kultūra. Nuo pat ankstaus ryto ruošėme savo per savaitę paruoštus projektus, dėl jų tobulinimo konsultavome su žmonėms, kurie turi negalią. Taip mums padedant perfektuoti mūsų idėjas ir vidurdienį juos pristatymą. Vakare visi mokytojai, vaikai bei jų tėvai dalyvavo atsisveikinimo vakarėlyje mokykloje su gyva muzika. Tai šie projektai padeda ugdyti mums anglų kalbą, taip pat visada grįžtame su naujomis žiniomis bei naujais draugais. Taip pat turime galimybę ne tik pasimokyti, bet ir susipažinti su kultūra, išmokti kalbos, pamatyti kraštovaizdžių, taip pat žmonių manieras iš tos šalies, kurią atvykome. Ir taip pat galime išmokti, kokia yra kasdienybė kitoje šalyje. Mano šeimoje, kas buvo išskirtinio, tai mes ir Rugilės hostai visada sutikdavom ant vakaro pasivaikščioti ir pasigrožėti naktinę Agdą. Visos šeimos mus tikrai priėmė labai šiltai, labai susibendravome su jais ir jautėmės, lyg esame to šeimos dalis. Taip pat Meinardas su Kamile turėjo savo atskirus gimtadienio pasveikinimus iš šeimų, gavo dovanų ir tikrai matėsi, kad visi labai gerai sutarėme su žmonėmis, su kuriais gyvename.